Gerai, ten buvo vienas klausimas. Aš norėjau, kaip jau pasakyti, tiesiog, kad paprieštarauti vat kolegai, kuris sėdėjo pirmoje eilėje. Jinai labai akcentavo, sakė Lietuvos žmonės ir, paėmė į bendrumą visą tai. Tai nėra Lietuvos žmonės, ką jūs kalbėjote, tai yra Lietuvos liaudis, ta prasme, tokie, kaip žemesnės klasės atstovai, tarkime, kurie, ta prasme, čia ir jūs taip pačiai kalbėjote, ta prasme, apie akademinę, ta prasme, klasę, apie politikus, apie žiniasklaidą, bet neakcentavote, ta prasme, žemesnių sluoksnių žmonių. Jūs galite, gėrė bežinant tipo teisų gynėjai, gali apie tai kalbėti kiek tik nori, jeigu tai nepasieks, ta prasme, būtent tos klasės, tų tėvų, tų vaikų, tai neturės jokios esmės. Ta prasme, svarbiausia yra, kad šeimoje, ta prasme, ugdomos vertybės, o tik po to ateina kažkas, tai kas ateina iš žiniasklaidos ir iš išorės. Dar biškai atsiprašau, dar vienas dalykas, norėjau pakalbėti kolegai, ta prasme, kuris sumaišė lietuvių kultūrą su krikščionių kultūra, krikščionių įdiegtą kultūrą. Tai visiškai skirtingi dalykai, dažnai lietuviai pagonys buvo labai tolerantiški, kiek teko girdėti. Bet krikščionių kultūrą jėzuitai įkūrė Vilniaus universitetą. Savo laiku jie nešė tam tikrą šviesą, kai nebuvo knygų. Jie čia išteisė savo klaidas, galbūt, kurias buvo, ir tai ne visas. Tai yra tiesiog tam tikrą istorinę epochą turbūt. Bet jūs norėjote pasakyti, kad mes pamirštam tuos paprastus neįsilavinusius žmonės, taip? Kaip neįsilavinusius? Čia nėra, ta prasme, išsilavinimo esmė, tai yra požiūrė esmė. Tamsumas nebūtinai atsiranda iš išsilavinimo arba ne. Aš norėčiau dažnai paklausti, ką panašiai jūsų organizacijos, kaip jūsų, nežinau, tos organizacijos darys arba daro, kad kreiptis panašiai tos žmonės, kurie tamsus pačiu savo požiūrį. Esmė, aš šiandien pavyzdį kaip Kauno galiu pasakyti. Kiek labai tokį heteronormatyvų pavyzdį. Kiek šiandien dienai sumušta moteris, kur jinai gali daryti? Ar jinai gali pabėgti, ar gali jinai pabėgti kreiptis, ar vis dėlto, ar jinai lieka namie, kaip sumušta ir vyras iškeldinamas iš namų, ar jinai turi bėgti? Atsakymas, jinai turi bėgti, kuris kiek dabar 2009 metai. Tai va tokia yra situacija. Labai heteronormatyvus toks palyginimas. Šiandien dienai, kad skleisti informaciją ir dirbti su šeimom, kaimus, reikia vyriausybės ir ministerijų ir visų kitų palaiminimus. Nes dirbti su mokykla, dirbti su šeimomis, dirbti su vaikais, dirbti su paaugliais, reikia, čia jau nėra mūsų vien tik tai galios. Kiek yra mūsų galių, tai per nevyriausybinės organizacijas, per darbą su žiniasklaida stengiamasi daryti. Tačiau būtent tą, ką šiandien jūs matote, tam tikros nuomonės formavimas, Aušrinė minėjo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri turėtų formuoti lygių galimybių politiką, švietimo ir mokslo ministerija turėtų didelį dėmesį kreipti ugdymui, darbui su šeima, kad kita ko mokykla yra bendruomenė, tėvai, motina ir vaikai. Jūs patys prisiminkite tą sąvoką ir pagalvokit, prisiminkit, kiek darbo buvo su jumis, su tėvais ir su mokytojais. Ar buvo darbas? Tai tada ir visas atsakymas, kur yra mūsų mokykla, kur nukreiptas ugdymas ir panašiai. Aš dar norėčiau irgi pridurti šito. Aš nevadinčiau vis pirma tų žmonių žemesnio sluoksnio, nes čia yra labai tokia nevykusi sąvoka. Jeigu jūs turite omeny tą žemesnio išsilavinimo žmonės, arba, pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena kaime, pavyzdžiui, kalbant apie homofobiją, tai daugiausia, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai yra būtent šita grupė laikoma, kad yra daugiausiai arba labiausiai homofobiška. Ir apskritai akademinė literatūra ir universalūs modeliai rodo, kad žmonės homofobiški yra tada, kad jiems trūksta išsilavinimo, kai jie gyvena kaime, reiškia mažuose miestuose, ir labiau vyrai negu moteris yra, ir labiau vyresni negu jaunesni, amžius dar irgi svarbus kriterijus. Bet vėlgi, aš kaip sociologas galiu pasakyti, nereikia generalizuoti, mes labai dažnai generalizuojam, visą laiką sakom, kad būtinai tie žmonės, būtinai bus homofobiški, yra sėdi žmogus iš Prancūzijos ir kaip tik davė pavyzdį, kuomet
mažam miestelį, kaimelį, žmonės labai draugiški homoseksualiems žmonėms ir negalima, reiškia, sakyti, kad būtinai, jeigu tu iš kaimo, tai būtinai tu esi homofobiškas. Arba netgi mūsų tyrimas parodė, kad, pavyzdžiui, vyrai Lietuvoje yra aukštesnio išsilavinimo, tie yra homofobiški, kurie turi aukštesnį išsilavinimą. Tai, pavyzdžiui, čia yra paradoksas, kad aukštesnio išsilavinimo žmonės yra labiau homofobiški. Tai va, tai nesakykim, kad vienas problemas yra tik tai su tuo, reiškia, žemesniuoju sluoksniu, aš iš viso neminėčiau šitos sąvokos. Bet kitas, sakau,